Tau štangos stumimas ringe nepadės. Argi. Nepadės visiškai, pažiūrėk. Argi. Kai vieną prasileisi, suprasi, kad yra štangos stumimas ir bodybuildingo. Pažiūrėk, ūgis užrimko mažesnis. Tai nevergiank. Nepasieksi manęs, ko pačiu tau prireiks. Apie ūgį. Tai aš su kablais išeisiu. Aš jau turiu planą B. Kablus pasiimsi, tai galėsi pašok man ringe. Gerai, Tu tik tau šokėjas. Kalbant apie ūgį, teko dalyvauti ir su žemais priešininkais ir teko... Ir visi matėm, kaip jiems sekėsi. Teko pralaimėti, kai aš nesitreniravau labai ilgai. Bet dabar aš 4 metai bokse. Tai... Papasakok apie savo treniruotės. Kurį laiką tavęs nematėme ringe, ar ne? Sėdėjai ant sofos, štangas kilnoja, ar treniravai? Tik tokia sėdėjau. OnlyFans greičiausiai. Tikrai taip, seniukai galėsim nusipirkti prenumeratą, pažiūrėsi. Kaip atrodo tikras vyras, kaip atrodo. Tikrina OnlyFans'e. Nu, čia parašiai, pats žinai, galvoju, blemba, didelį kiaušai prastai, jeigu pats man parašiai pasiūlė. Na, OnlyFans žiūriu akurat. Nu, taip. 100% galėsi prenumeratą pasimti. Tai apie boksą. Apie boksą, nu tai kad čia va, išveda iš temos, kaip sakant, šachmatinį. Aš noriu, kad jisai įprastų, matot, Jungle Kings'e darė, ką norėjo, aš nekėjau, ką norėjo, kovosiu, ko norėjo. Čia taip nebus. Aš neku visur, kur noriu ir ką noriu, nes aš žinau, ką aš neku. Džiaugias, kad į Jungle Kingą netėjai, nes ten būtum nuplotas. Man ten būtų nelygis eiti. Gerai, labai įdomu bus pamatyti. Tai apie boksą.